Sveiki prisijungę į mūsų Turkijos kelionės vlogą. Dar esame namuose, Kaune. Pradedam ruoštis kelioniai. Tai aš vėl prieš kelionę pasikartosiu savo keratininį tiesinimą. Tai aš paskutinį kartą dariausi praeitą vasarą. Čia gale matosi, toks yra pasipūtimas ir pasibangavimas. Nežinau, ar kažkas turi irgi tokius tėvus, bet mano rankinis bagažas bus šakotis, nes, aišku, mamytei reikia į Turkiją. Aišku, lagaminas, mamos vieną batą reikės vežti, indų visokių. Ir aišku, kaip nekeista, žuvyčių, mėsyčių. Mamytė, atvežu tau visko. Dar mama prisisakė, tai įdomu, ar iš tikrųjų padės, toj parodysiu. Sakė, kad paimčiau jai šitą Alpecin, tai čia dėl plaukų tipo stiprinimos. Ant mamos patestuosim. Keliausiu su The Moon brand. Bus patogu. Lekiam. Lekiam vaizduką. Čia labai. Žodžiu, procedūrų pratęsimas. Eina viena su savo kuoduku gražiu. Dabar galėsi man dėti blakstienas. Tai kol nuvažiuosiu, tai aš kaip truputį teriškai pasidarai savo antakius, nes pusseserė buvo užsiėmus. Sakė, pasidaryk pati. Nu tai va, pasidariau. Ačiū. Va. Vietos dešrom bus. Nu viskas varom. Oi, čia dar mama tilps dešryčių daug. Mūsų skrydis yra už 2,5 valandos, mes dar esam Kaune. Tai dabar nerandu rakto, mašinos. Ir mums reikia dar iki Vilniaus nuvažiuoti. Ne, tikrai nejuokauju, raktų. Paneši lagaminą ar man panešti? Neši, kas šiandien. Juokauju, palauk, aš. Duok man kuprinę. Aha, blėt, kad nesveria nieko. Drutė. Matai, kokia tu? Dar atsijuos parlėti. Viskas, mes jau atvykome į Turkiją. Pramiegojom visą kelią. Šakotis taip ir keliauja visą kelią kartu. Laukia dabar kelionė į Alaniją. Tai kiek laiko būsim čia, Aiste? Aš tai nežinau, kiek Dievas duos. Bilietų atgal dar neturim. Kiek žiūrėjom, bilietai labai brangus. Bet tu tikrai kaip vargšiukė kokia. Čia tipo turistė. Aiste, filmuosi filmuot normaliai. Tai kaip tu stovi, taip filmuoji. Nu, bet tu jau darai nesąmonės. Ne, aš nieko nedarau. Tu jau artini kažką, tai aš matau. Laukia mano lagaminą. Aistės lagaminas atėjo pirmas. Kiek laiko laukia? Nežinau, gal 3 minučių. Aš nesuprantu. Išvažiuoju kelionę neįplaukai, normalus neįplaukom, tokį iškimus gerbų. Pažaidžiam greit vieną žaidimą. Jeigu dabar aš laimiu pamaskomą iš pirmo karto, vieną kitai nuperkam, ką reikia, ką norim, ką išsirenkam. Ai, nu davai. Plauni galvą tada. O tai jeigu aš laimiu, ką tu man darai? Nežinau, gal tokį masažą. Davai. Žinau, kompo pirkti galiu. Iš vieno karto tiesiog? Iš vieno. Pamas, Komūras A3. Ai, nedarysiu. Vaizdas žiauriai gražus, oras geras. Nu tai va, viskas. Atkeliavom, broli. Atkeliavom, ką bloginatės, ką? Bloginsim. Ką, broliukas mano pasakys? Nežinau. Kas pats geriausias žmogus tavo pasaulyje? Pasakyk. Mama ir sesė. Giedriau, kas geriausias yra?
Aiste, o kas tau geriausias yra žmogus pasaulyje? Visą laiką turi sakyti, aš geriausias, aš geriausias, aš. O tu ką pasakysi? Aš tavo geriausias žmogus pasaulyje. Mano geriausias žmogus pasaulyje yra... Meluoja. Meluoja, netikėk, Deimantai. Kaip tai? Netikėk, meluoja. Thank you. Jo, labai. Vaizdas, ką mato jaunimas. Ramzai kaip prie jūros? Ne. Kas ne? Irgi kaip mama. Aš negalėjau pažiūrėti. Ką padarėjai, ko čia žvengia? Žiūrėk, šešė. Nu. Baigsiu pradės. Tada. Tada. O kas čia yra? VR. Skaičiuokit, ką kiek aš jums skolinga. Išsitiesk. Ištiesk ko. Savo pinigėlių? Taip sesė lepinė? Nuo mažens auginamas teisingai. Dabučiai. Ačiū, Zaikė. Sesė, eik greičiau. Pasiruošę tokiai kelioniai, bagažinė, taigi aš čia. Ateik. Uždarysit? Jo. Darom kokteilius, mamom. Užteks? Paleidėję, mes turim barą bagažiniai. Baras. Važiuojam. Kiek barą Imkite, ponios. Atvarėm į pležiuką. Ką, mamyte? Mamos nieku. Jėzau, kokia tu graži. Tikrai negaliu patikėti. Mano, mamyte. Einam maudytis? Eik, pasveikinam. Aš nepasisveikinau. Hello. Varom maudytis mes. Einam į šitą, Zuikė, į tą. Ne, geriau čia. Ten nėra akmenų visai? Ten nebus, man atrodo. Biški šalto. Bet žiūrėk, Deimantai, tai gerai. Važiuojam, kokteiliukai. Pasiruošęs Aistute? Opa! Žiūrėk. Tokio tai norėčiau, kad kas nors man atneštų kaviniai. Ką tu? Jau, tavo brolis. Chillina, relaxina. Nice life, beautiful sun, beautiful people. You know how we do. Eina savo, bet čia fainai, tai galiu pasakyti. Ne taip kaip atvažiuoju. Praeitą kartą tai buvo alkoholizmas kažkoks. Kodėl? Alkoholizmas, sako. Tai kur 2 savaitės viskį kiekvieną dieną. Tu? Po du butelius. Bicepsiukas auga, viskas, žinai. Nuo alkoholio. Nuo alkoholio. Didėja. Žinai, išgeri, tai pradeda kraujas gerai varyti, tai kaip užpompuoji, tai na... Transferis, tai man sutvarkė tą transferį privatų. Tai kaip atvažiavo, aš iš geros širdies duodu ekstra 5 eurus. Čia jiem 5 eurai, tai čia jiem dideli pinigai. Jisai man sako, ne, sako, man reikia 10. Duodi kažką ekstra ir dar prašo daugiau. Mama sako, mama kista buvo, sako, let, sako, būčiau aš nachui, sako, tai būtų kurva nieko negadė. Žuzelė. Ir vyksta Turkijai gydymas. Viskas. Thank you. Skaudėjo? Būna. First flash up in the sky.
labai labai. Katytė. Jaunystės vėjas. Važiuojam į klubelį. Pirmą valandą išjungia muziką, bet nuostabas koncertas! Važiuojam! Labas rytas, prasideda mūsų antra diena Alanijoje. Ta prasme, tu juokauji. Žiūrėsim, ką šiandien veiksim. Aistė, turi idėjų? Ne? Jeigu vlogas baigsis ties antrą dieną ir šiuo rytu, žinosime kodėl. Ką tik atsikėlusi, įtraukia kamerą. Atvarėm į Kleopatra Beach, šiandieną pabūsim čia, tai man šitas paplūdimys yra vienas iš fainiausių, nes vaizdas labai gražus pilies Alanijos ir šitas krantas yra labai fainas, irgi nėra akmenų. Ta prasme, smėliukas visą laiką čia akmenuotas toksai, bet einant į jūrą nėra didelių akmenų. Varom pavalgyti iš jūros. Nenori su papūga nusifotkinti? Vėlai nuėjom į bičią. Bet vis tiek gerai, kaip antrą dieną. Mes buvom bičia 5 valandą, ne kokia tik tai. Tai jau ta saulė tokia nusileidus, tai yra Nieko net neįdė. Aš tai manau įdėgiam, tik tai visai kitaip ima tą saulę vakare. Nu bent jau man tai tikrai jautėsi ant Matijos veiduko. veido nelabai deginau dar. Nežinau, daromės namuose valgyti ar varom į kavinę. Tai va reikia galvoti, ką norim valgyti. Salotų? Ką noriu salotų? Aš ne paukštis, aš nekokia stirna, kad žolės valgyčiau. Ką jau žiūri į gražuoliukus iš karto? Į mumis čia žiūri, ne. Čia irgi žiūri, opa, važiuojam. Niekas nežiūri, mes turim apsauginius kokius 5. Jo, mes apsauginius. Va dabar vienos einam, tai jau tipo kažką. Kas buvę Turkijoje, tai žino, bet čia eini tiesiog visą laiką pro parduotuvės ir visi kviečia užeiti. Jei vakarienė išeis už tiek, vis tiek ir pirks. Tai varom pavalgyti ir po to šiandien, nežinau, biškai reikia pailsėti. Kokiu greičiu reikėjo susiruošti dantų paskutinę minutę. Vos neini jau pro duris. Plaukai šlapi, neišdžiovinti. Atostogos tai viskas, tokiu greičiu vyksta, kad net... Nu, nes per ilgai miegojom šiandien. Pavalgiau už per 2 minutės, nežinau. Sausų pusryčių, va taip, net nekrampu. Net neprisėdo prie stalo. Valgysim čia. Ką pasiėmė Aistutė? Pati net nežinau. Čia dar įeina. Thank you. Giedriau. Skanus. Čia normalus vlogeriai nufilmuoja maistą prieš suvalgant. Laura nufilmuoja likučius. Bet šiaip skaniai pavalgė? Jo, prisivalgė, tai žiūrėjau. Sit down. Skaniai pavalgė, broli? Skaniai. Pasiemam tašytę. Deimantai varom namo. Varom mes, žinokit. Taip, mes namo pas mamą varom. Reikia eurą palikti. Yeah, thank you. Žodžiu, 1 eurą palikti, tai... O kur Deimantas? Vėl šiandien prabanga Turkija. Studija mano Semkus paimti. Siemkas? Taip, aš paėmė Semkus. Gerai. O žodžiu, noriu pasakyti, primeskit. Papasakojam, kaip... Žiūrėk, kokia Maikų čia yra. Eini, Maikos nori. 15 eurų tik tais. Tai tau čia ne 100 pem. Šitas ten. Taip. Ką perka? Dar man reikia pažiūrėti. Dar tau reikia pažiūrėti? Einam, zuikiam.
Aš manau, tu man pirksi. Palauk atsargiai per gatvę, eik atsargiai. Žodžiu, ateik papasakojam greitai, kaip mes šiandien užmiršom pasiimti Deimantą prie jūros. O tu lako paklausi ir mama turi. Turi namuose purškiamo lako. Plaukų. Lako plaukų. Parvaryt mašiną? Negaliu, mama. Ryto susiruošimas per 3 minutės, Aistė vapšė nespėjo, mama tiktais visiems sako greičiau. Ir nupirkau kilimą. Ir reikia dabar jį užnešti. Mama čia skubina mumis, mes varom kažkur į gražią vietą pavalgyti. Varysim su šeiminėlė. Mašinai vietos nėra, tai kaip visada mes su Aistė į bagažinę. Reikės išnešti. Deimantai, tu šitą. Ne. Turėtumai padėti namų. Aš jį vidurį. Varom Elenos pasiimti, mama? Taip, Daiva, Elena. Visur gerai, bet su sesė geriausiai. Bet jau žiūriu, susirado kitą pakaitalą. Pakaitalą, gerai. Deimantą, ko tu su vaikais nereikia mautis? Su sesė. Su sesė. Su sesė nori, ne? Eina savo nugarą surakina. Jau jaučiu, kai pamatysim tą labai gražią vietą, tai numirsim nuo grožio. čia rimtai labai gražu. Wow. Palauk biškį, Aistė, palaukiam, kad ateitų. Nu jau šito pas jį meilės, tai aš nesuprantu, per daug dievulis įbarstė į jo charakterį. Meilės tiek, proto tiek. Tai kur mama einam sėst? Nu, bet čia labai gražu, wow. Tikrai žiauriai gražu čia, labai. 3 mamulės. Žinot, tą jausmą jaučiu visi. Kai atsiduri kažkokioj vietoj, jie visai gabaliuką paeiti į kitos vietos ir pamiršti kažką mašinai. Ir kaip nekeista, reikia man paimti tą tašę, bet nežinau, kaip nueiti iki jos. Tai va, varau. Liūdėsiukas. Jau valgot? Pusryčiukų stalas, ane? Va, prie kokio vaizdo. Bet vanduo čia yra tiesiog ledinis vanduo. Aš nežinau, kaip vaikai net vaikščioja šitam vandenį. Bet gal jai šalta, dėl to ir atsistoja, bet ta prasme, įlipom, tai net nutirpsta kojos. Nes čia iš kalnų vanduo. Atvarėm pasižiūrėti šitą vandenuką. Tu, Aistė, atsimeni, kaip vadinasi šitas vanduo, šita vieta? Green Lake gal, man atrodo, kažkaip tai. Ai, Blue Lagoon gal, ne? Ne. Kažkaip green gal, bet nežinau. Green Lagoon. Sujungi tuos 2 žodžius. Šiaip žiauriai gražiai eina savo. Tie kalnai belenkaip gražiai atrodo. Nu, mes kur ten buvom, tai šis tas vaizdas kažkaip gražesnis. Tai jūs gal dar tiesiog toliau buvot pavažiavę, kur dar aukščiau ant kalno, žinai? Va. Smagiai leidžia šaikelės laiką. Apsupo mamos mašiną. Mama, nebeišvažiuosim. Apsupo. Pažiūrėk. Apsupo iš visų pusių. Čia tai privarė žmonių. Turkijos Alanijos turgeliai. Kiekiai čia, wow. Visko pilna. Bet kiek atrodo daug pinigų, žinai. Pasiėmėm trešnių, paimk vieną, parodom kokio dydžio trešnią. 40 eurų vienas kilo. 2 eurų.
2 eurai. 1 kilas. Bet 2 svarai sakė, tai eurais gautųsi, nu gal kokie 2,5 euro. O Lietuvoje 8 eurai. Nu tai va, ir tokios skanios, belenkaip skanios, ane? Tai iš to. Jis pirmės, kad sako, norėjom susimokėti eurais. Sakom, kiek eurais? 10 eurų. O lyrom, tipo 40, tai lyrų. 2 eurai. Jaučiu, pamatė 2 jaunas, galvoja, kvailiukės, sumokės 10 eurų už kilą. Mes vat paėmėm jau trešnių. Ir dabar mama ima salotų. Salota. Pažiūrėk, tu kokią dėdžią. Pati sveikiausia, užauginta, be koncentratų, be nieko. Ir kainuoja tik tai 10 lyrų. Tai pažiūrėkit, čia visi perka visko. Belenkiek. Kodėl mes čia atėjom už nešikus būsime? Oi. Duokit, panešim viską. Ir taip karšta belekit čia. Apsipirkom turgelį. Varom į Summer Gardeną. Pasiruošęs? Pažiūrėk, čia kaip kietai ašta. Atvarėm ruoštis mamos gimtadieniai į, kaip mama vadina, išlaidų parduotuvę. Aistė jau mato už kiek čia? Už 60 lyrų akinukus, reikia žiūrėti, davai atsisuk. Apa, temytė bus aukso spalvytė. Stuburą jau pakirto. Mama jau vedasi Žinot, kiek šitai pinigus. parduotuvėj, kokią jaučiu 1,5 valandos. O palauk, mama, tavo gimtadienis poryt, ne rytoj. Aš dar tau dovanos neturiu. Čia visa šeima sukviesta pakuoti. Visi pakuoja, tokio dydžio užsakymas vyksta, kad iš sandėlių sukviesti. Nu. Tai kiek palauk, 4000 lyrų, tai gaunasi 230 eurų. Nu, bet čia mama belenkiek visko. Gauni lauktuvėlių, dėl to, kad mama išleido belenkiek šaibų. Vertė šito pakabuko jaučiu, nežinau, 20 centų. 3 vežimai sukrauti. Tik aš į savo apsisukau. Kuistosi. Ferverkų, visko, 2 dėžės. Elektrinis pūsti balionus, nu žodžiu. Čia jau aš matau, kad baliukas, tai bus gerulis mamytės. Sugalvota mamai padaryti staigmenėlę tokią mini, nes 000 eina jos gimtadienis. Dabar bandom pereiti gatvės šonį ir tikėkimės nepamatys, bet abejoju. Ektimačių žiūri. Palauk, pašaus. Palauk dabar. Ateik, lenkis. Palauk. Mes dabar praeisim. Mamytės gimtadienio staliukas, žmonės renkasi, kaip gražiai viską mes čia paruošiam, bet mamos dar nėra. Su tokiu vaizdu jūra švęs mamytė šiemet gimtadienį. Gerai, pasirodyk, mamytė. Ką čia rodyti? Pasirodė, wow, kokia madam, išlipa. Visi svečiai jau tavęs laukia. Bėk. Jo, dabučki. Mes atvarysim. Labai, mamytė, atrodai nuostabiai. Va, tai spėjo dėl to, kaip atrodyt, nes mes viską padarėme. Na, ačiū, mergino.
Nu, varyk, mamytė. Jūsų daryčiau. Už tai mašiną gaunu. Varom! Varom! Varom, ratuką prasuk. Susilenknės, bet kaip stuburas kūna. Sportas namuose. Tikrinu stuburo galę. Arba patveriu. Žiūri, nelabai. Baigėsi sportas. Traukiame elektriuką. Toliau. Varysim prie jūros. Antras dublis. Važiuojam. 1, 2, 3. Ateik dabar patrauk elektriuką ir važiuok toliau. Ne, kaip širdis sustos. Ne, tai kas čia per sportą, Kai sakiau, kad sportuosiu kiekvieną dieną, dabar praėjo beveik 7 dienas. Pirmas kartas. Šiandieną bangelės tai žiaurinės. Vėjukas tik pūsto, lietsargi mūsų jau vieną kartą nupūtė. Kovojam pasiimt atgal. Ir vadai mantukas. Pliuškenasi savo. Aiste, kaip atostogos? Labai fainas, gaila, kad greit baigti. Rytoj namučiai. Brolio gyvenimas prie jūros. Tiesiog kačiukas prisijungia pačilin. Burger Kingas Turkijoje. Nuvarėm į outletą parduotuvės, tai galiu pasakyti, kainelės tokios pačios kaip Lietuvoj. Vinted, Aistė sakė, galima rasti viską pigiau. Tvarėm pasižiūrėti, kaip turkai gyvena tokiuose namukuose. Turi dažniausiai visi savo nuosavus tokius baseiniukus kiemuose. Šiandien mūsų paskutinė diena, kadangi skrydis mūsų vakare, tai varysim dar iki jūros. Ir namučio lėksim jau. Karšta, žinokit, žiauriai kaitina saulėtė, net jaučiu iš kapečiukai. Tatukai dega. Paskutinę dieną atėjom prie kito pliažo, ta prasme, čia yra viešbučių teritorijos, o mes prabangios moteris pasitiesiam tiesiog toks lastukus. Mes čia atvarėm į kitą miestą, į Belek, nes mano mamos draugė čia gyvena. Tai tuo pačiu ir atveža mumis iki oro uosto, nes čia netoli Antalija. Tai žodžiu. Man pafilmuot? Ne, va tą rodį. Atvarėm į Turkijos Disneylandas, The Land of Legends. Tai čia įėjimas į šitą parką 75 € žmogui, tai mes nevarysim į patį parką. Mes tiesiog varom pavalgyti čia ir į shoppingų centrą. Bet šiaip tai čia žiauriai iš tikrųjų gražu. Ir čia yra didžiulis vandens parkas, karuselės, nu žodžiu. Mes čia su pilna vaikų, mano broliukas, mamytė. Realiai už 4 valandų turime jau skrydį namučio. Tai varom pavalgyti ir viso. Ane, Aistute? Lėksim namučio. Gal kažkada sugrįšim į šitą parką, ką? Nu. Kas čia vyksta, mama? Perki Deimantui rūbus, bet netinka? Tokį gražų kostiumėlį, va, žiūrėk. Sako, nenešiausi. Negerai. Nepatenkintas. Šiaip tai turkiškai parduotuviai gali eiti ir rasti, va.
Miegantį kačiuką. Parsiduoda. Parsiduoda, galit pirkti. Paskutiniai pasibuvimai. Žodžiu, šitas vlogas buvo, nežinau, žinokit, belenkas. Pirmas bandymas, pirmas blynas. Nešlapin mane, Zaikį. Nu, rodyk. Zaikį, pasakyk, kad duok sesiai bučkį. Tu next month ateisi. Nu, kitą mėnesį sugrįšiu tikriausiai. Prieš skrydį vyksta maitinimas. Opa! Shake! Opa! Antalija! Važiuojam. Dabar tau daro. Visi, kai esame oro uostuose ir turim laiko, einam į duty free ir viską išbandinėjam, ane? Atsisuk. Nepirksi? Prisikvepinom jau visais kvepalais skaniais. Miksas gavosi. Duok pauostyt tave. Žinai, kokį kvapą primena? Kamilę. Tai nes čia Kamilė buvo nusipirkus, žinai, jos panašus yra tas kvapas. Panašus? Tos, kur turi mėlynus iš savo parduotuvės. Ai. Ir dabar jinai nusipirko Duok dar šitus. kartą pauostyt. Nu, man grinai panašu žiauriai. Gal nei jo nusipirko šitus ir irgi labai panašus kvapas. Einam vėl juos pauostyti, dar kartą noriu. Bet prieš pat lipimą į oro uostą aš tokių aš nesu mačius Lietuvoje. Čia yra tokie čitos, tokie mažiukai burbuliukai. Aš juos dabar valgau. O Aistė nuėjo nupirkti vandens. Ir mama sakė, atsigerkit gerai prieš oro uostą, nes oro uostą kainuos Red Bullis 5,5 euro. Tama linkėjimai, tu buvai teisi. Vandens buteliukas 3 eurai ateina. Žiūrėk ir gavau dar ką. Ką gavai? Dovanų už 3 eurus. O šitą, žinai, kiek kainuoja? 3,50 €. O kodėl dalį? Nu, pasidalino kitiems snikerius, o man tokį šūtą. Gerai, čia mins, čia kvepės burna. Galėsiu su 5 euriukai važiuojam. O ko tiek daug man duodi? Įsiskolinus. Viską, žinok, varom, nes jau... Ai, nu, nors dar yra eilė. Aš ir žiauriai. Už 3 eurus vanduo tai žiauriai geras. Pagirdink mane. Aistutė nulėkė, pati pirma. Kai mano vieta A, bet Aistė nupysdina. Aistė. Praeitą kartą sėdėjau. Ot kokia? Viskas, atsisveikinam su mūsų vlogu. Pavyko manai ar ne, kaip pradėsiu montuoti? Nemanau, žinokite, atleiskit už tokius vlogus. Jūra, daug jūros. Ir tik tiek. Mums reikės, jeigu šitą pavyks kažkaip sumontuoti kažką, tai bent panašaus. Pažiūrėkit, ką jinai daro. Du šitos pasiemus ir nesupranta, kodėl nesusijungia. Žodžiu, jeigu gausis kažkas, tai bent jau kursim daugiau. Gal Lietuvoje kokius, ne, galėsit kurti. Reikia dar tą įkelt Zaratų, Jo. kur jau nebebus pirks žmonėm. Nu, Prekių. nu, žodžiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Mes įsitrauksim. Filmą žiūrėsim. Ir skrendam namučio. Davai. Bučkis visiems, kas žiūrėjot. Iki kitų kartų, kurie bus turbūt niekada.